Labas, šiandieninė tema - finansinė gausa ir kokią įtaką jai turi gimda. Arba kitaip tariant, kodėl verta jungtis prie savo sakraliosios energijos, kūrybinės energijos ir gausą kurti iš šio kūrybinio potencialo ir ką tai duoda. Aš dabar šiomis dienomis stebiu tokį labai įdomų fenomeną, kad visi nori uždirbti didesnių pinigų ir tokie klubai kūrėsi, kad uždirb 10 000 per mėnesį, uždirb 100 000 ir su pinigais ir gausos norėjimu viskas yra gerai, tačiau tai neturėtų būti jūsų pagrindinis variklis, nes žmonės nukeliauja į tokius kraštutinumus, kur visiškai praranda ryšį su savimi, nejaučia savęs, nėra to vidinio žinojimo ir neseka vidinio pasitenkinimo, tos prasmės pojūčio, bet daro viską dėl pinigų ir klauso tada mentorių, kitaip tariant, klauso ne savęs, ne savo vidinės išminties, o kažkokiu kitokiu žmonių, kad jie pasakytų, ką daryti. Ir aš net artimų žmonių pavyzdžiais stebiu, kas vyksta. Žmonės perdega, jie jaučia frustraciją, jie dirba nuo ryto iki vakaro, nusidirba ir net savaitgaliais ir iki tokio lygio nusidirba, kad turi arba kažkur dingt atsijungti, tai kenčia ir kvėpavimas taip, kenčia ir santykiai su draugais, kenčia ir santykiai arba nesukuriami su mylimaisiais, kenčia santykis su savimi, nes koks santykis su savimi, toks santykis su vaikais mūsų, su artimaisiais, su mylimaisiais, ar ne, tai yra tas pats ryšys. Ir iš kokios tu energijos eisi ir kursi šitą santykį, ar tu vadovausiesi kažkokią struktūrą, kur kažkas tau pasakys, ką daryti, ir tie žingsniai ir tas veikimo modelis tavo bus visiškai nepriimtinas, ne pagal tavo norus, ne pagal tavo poreikius, visiškai savęs netliepsi, išduosi, kitaip tariant, save ir dar daugiau blokuosi tą kūrybinį centrą. Kodėl verta eiti kitaip ir daryti projektus ir kurti naudą, dalintis su pasauliu kūriniais, kurie atneša didesnę finansinę grąžą, nes tai tau suteiks gyvenime laisvę, nebūsi įkaitas tiek laiko, tiek kažkokio kito žmogaus, kuris tau pasakė, ką daryti. Tai turėsi laisvę, turėsi laimę, jausi pilnatvę, jausi prasmę, jausi atsipalaidavimą ir malonumą. Ir tokiu būdu pasieksi finansinę tą gausą, bet kartu turėsi ir kitas dedamąsias. Tai jeigu reikėtų pasverti, ar noriu maloniai iš pasimėgimo iš kūrybos pasiekti tą gausą, ar iš to, kad darau ir po to perdegu ir uždirbu pinigų, bet vienintelis pasimėgavimas arba panaudojimas jų yra, kad sumoku ten mokesčius, tą, ką reikia, ir tada atostogauju 1 savaitę per metus, nes visą laiką kitu metu dirbu ir nieko malonaus gyvenime neturiu. Tai aš tiesiog norėjau pasidalinti tokiu pavyzdžiu, ką realiai matau ir kokioj kančioj, vidiniai kančioj žmonės yra dėl to tikslo. Dėl tų pinigų, bet stengiasi gausą didinti ne tuo būdu, kuris jiem būtų harmoningiausias. Tai sekantį pavyzdį norėčiau duoti klientės ir jinai norėjo į savo veiklą padaryti, kažkaip pakeisti, kad uždirbtų daugiau pinigų ir jinai dirbo valandinį darbą, už savo paslaugą gavo ribotą kiekį pinigų ir klientų galėjo priimti tik ribotą skaičių per dieną. Ir ką tai būtų reiškia, kad ir daugiau klientų dienoje neturėtų, kur jų priimti ir finansinės gausos lubos pasiektos. Ir ką tokiu atveju reikia įdarbinti kūrybą, pasitelkti savo kūrybą, išradingumą, kad sukurti naują produktą, jeigu žmogaus netenkina piniginis atlygis, sugalvoti, ką gali duoti daugiau arba prasmingiau, sukurti naują produktą.
Žinom, kad kūryba atkeliauja iš antro centro, iš sakralinės čakros. Kaip ta energija teka, mes galime įdarbinti tą energiją ir iš tos energijos sukurti tokius projektus. Tad jeigu ta energija laisvai cirkuliuoja, mes turim idėją ir mes savo valios pastangomis ir įvertinę protų, kokius žingsnius turime padaryti, paimame, padarome ir įgyvendiname. Tai turbūt išgirdote iš šito pasakymo, kad visi centrai harmoningai veikia, bet tas kūrybinis energijos impulsas, gyvasties, gyvybingumo impulsas keliauja iš apatinių centrų, tai dėl to aš daug komunikuoju apie tai, kodėl verta tempti kojas ir dirbti su savo dubeniu. Dabar ta kūrybinė energija, kurios šiam žmogui reikėtų, užsiblokuoja dėl įvairių gyvenimo patirčių, dėl įvairių emocijų, kurias mes patiriame. Tai kai jaučiamės nesaugus ir dar labai dažnai būna, kad moteris tos, kurios stengiasi uždirbti, visų pirma eina iš tos energijos, kad jaučiasi nesaugios ir daro. Ir kai darai, besijausdamas nesaugus, tai nieko gero nesukursi. Nei tvarių harmoningų su žmogumi santykių, nei tvaraus harmoningo darbo, kuris energetiškai trauktų gausą, tai pavadinkim, arba kad trauktų harmoniją. Tačiau labai svarbu suvokti, kad iš kokios energijos veikiat, rezultatas irgi nuo to priklauso. Tai jeigu jaučiate vidinį saugumą, visai kitaip ir veiksit. Yra ir daugiau tų emocinių išgyvenimų, ir kaltė, ir pyktis, ir savigrauža, ir nepasitikėjimas savimi, ir menka savivertė. Begalės tokių emocijų, kurios neišjaustos, taip pat verta paminėti ir seksualinė prievarta patirta, irgi blokuoja ir gausą, ir santykius. Kas dar blokuoja? Antra čakra. Kaip mes turime partnerius ir turime lytinių santykių, moteris maitina vyrą, dėl to geroje sąjungoje vyksta mainai ir matome rezultatų, kaip pasiekia sėkmės ir vidinės laimės, tai vadinasi, kad cirkuliuoja ta energija. Iš esmės, moteris maitina vyrus ir čia labai svarbu priminti moterim, kad jeigu nėra gausos, atkreipti dėmesį ir uždaryti tie ryšiai, nes kodėl aš už tai, kad daryti gimdos meditaciją ir apsivalinėti nuo visų energijų, kad nebūtumėt jūs donoras kažkam kitam, o liktumėt su savo energija pačios. Tai uždaryti tuos maitinimus, jeigu buvo kažkokie patirti smurtai, nesaugumai, irgi prasispręsti su tuo, bet tai jau vyksta darbas per meditacijas. Tad norint įdarbinti šitą energiją, jinai būna užspausta tų emocinių išgyvenimų, apie kuriuos kalbėjau, ribojančių įsitikinimų, imprintų iš tėvų, kad jūs negalit, dar kažkas, blokai, kitaip tariant, čia nedetalizuosiu, nes labai įsiplėsime, atsiriboti nuo to ir dar per fizinės sąmoningas praktikas, tai labai mėgstu sensual klubų praktikas su įkvėpavimais, pabuvimais, kad ta energija pradėtų cirkuliuoti ir štai gniaužtai atsilaisvintų ir atsirastų erdvė tai energijai. Nes kaip klubai yra užspausti tų emocijų, įsitikinimų, ta energija, įsivaizduokit, negali plėstis, o kas daro, kai pralaisvinate gniaužtus, dirbdami su savo sąmonė, pasąmonė, atveriate erdvę, kad ta energija užsikurtų ir čia ta pati energija, kur ir vaiką užgimdo, tad aktualu ir moterim, kurios nori susilaukti kūdiko, arba norite užgimdyti tą projektą, kuris, tas kūdikis, toks virtualus kūdikis atneštų jums finansinę gausą. Ir šioje vietoje noriu pasakyti, kad labai svarbu sąmoningos praktikos, nes kaip pavyzdys, kaip jūs pradedate daryti tam tikras meditacijas, jum iškelia baubus, tai yra tos blokus, tas emocijas duoda didesnį žinojimą apie tai, kas jum užkaustė klubus. Dėl to labai rekomenduoju pasikonsultuoti ir pasirinkti tinkančias meditacijas. Ir sekantis etapas, kaip jau prisiknisote, ar ne, primeditavote iki baubų, atlikti paleidimus.
Ir kai aš vedu paleidimų arba klubo atvėrimo workshopus, per meditaciją labai retai kada būna, koks palengvėjimas tuo momentu. Ką padaro tos meditacijos, iškelia ir jūs pastato į akistatą su tais įvykiais. Įsivaizduokit, kad jūs turėjote daug gyvenime tų įvykių ir patyrimų ir juos visus taip susitinkant ir išjaučiant, išverkiant, ten šiurpai būna, šaltis, nemalonu, per šitus kūno pojūčius reikės išbūti. Tai jeigu turite blokus, kito kelio apart akistatos su jais nėra. Tai visiškai normalu, kaip moteris rašo, kad po tos meditacijos man yra tavo diena arba dar kita, kad bloga, aš jaučiu kažkokį, pakilo visas emocijas ir tikrai kaip mums nutinka kažkokie išgyvenimai, mes tikrai nesidžiaugiam, ar ne, ten išdavystę patiriame, tai mes kenčiame. Ir kartais kančia būna tokia didelė, kad per sunku tai išjausti ir tai nusėda kūne. Ir tų liekanų arba pilnai neišjaustų emocijų yra pilna, žinokit, kūne. Ir per tas meditacijas tas ir vyksta. Kūnas valosi, tad visiškai normalu yra atlikti tokias meditacijas. Plus per gimdos meditacijas irgi prisijungėte prie savo iščių ir, kaip ir sakiau, būna ten tam tikrų traumatinių patirčių. Aš noriu pasidalinti klientės istoriją. Jai buvo taip, kad vyras norėdavo suartėti su ja, jinai dažnai nenorėdavo ir kartais nutikdavo taip, kad jisai visiems ją priversdavo. Ir čia kaip kūnas primdavo kaip seksualinė prievarta ir dėl to ir skausmas dubens srityje buvo ir šiaip tiesiog nebegalėjo su vyru bendrauti, negalėjo kurti artimo ryšio, nes jos erdvė buvo pažeista. Ir nuostabus dalykas nutiko, vienintelis mano praktikoje, kad po tos meditacijos, paleidimo, pravedimo jie į akistatą, aišku, nemalonu tenai buvo išbūti. Bet po to grįžusi, susirašėm, sako, kaip ranka nuėmė ir susitvarkė su vyru ir jisai tarytum, jai per meditaciją susitvarkius, tarytum pats prie jos nebelindo. Nors anksčiau neiškomunikavo ir toliau neišsakė, situacija susitvarkė. Tai jums parodo, kad eiti į tai, kas skauda, kas nemalonu, ką gyvenime patiriat nemalonaus, reikia. Ir būtent tos blokados pasijaučia tuo, kad arba iš vis nejaučiate dubenio, arba nekvėpuojate pilvu, arba būna įsitempęs kūnas, arba jaučiate kaip tuštumą dubenį, arba jaučiate skausmą nuolatinį, dar ypatingai, kai būna vyriška energija, pabūnam, tai tarytum dar dasideda. Ir va toks spaudimas, skausmas net ir į nugarinę dalį. Tai galvokit, kad antroji čakra yra keli pirštai žemiau bambos, tai skausmas gali plisti tiek į priekį, tiek atgal. Tai jaučiasi ir nugaroje. Tai va tokios tos galingos praktikos. Ir kurie žmonės nesusiduria, skeptiškai žiūri arba net ir nesupranta, kaip protas, kaip mūsų mintis, kaip emociniai išgyvenimai įtakoja, bet visi tą jaučiam. Kad bet koks emocinis išgyvenimas pirmiausia mes jaučiame per kūną, ar ne? Ten įtampa pečiai susitraukia, įskaudino kažkas, vėl ten širdis jaučiasi plyšta. Teko turbūt girdėti irgi istorijų, kad merginai sudaužo širdį, išduoda vyras ir jai taip skauda, kad realiai fizinį skausmą jinai jaučia, nuvažiuoja pas gydytojus, jie žiūri, sako, tu sveika. O realiai emocinė yra duobė ir jaučiasi kūne skausmu. Suprato, tai akistatų vis vien reikės, kad apsivalyti ir parsigrąžinti tą resursą. Moteriai gimda yra visos tos gyvybinės energijos. Įsivaizduokit, koks tai potencialas kūdikis, subrandinam, naują gyvybę užgimdom. Tai bet ką galime pasitelkę šitą energiją, kaip jinai cirkuliuoja pilnam savo resurse, galime bet ką kurti. Šios praktikos junginys atpalaiduoja tuos emocinius blokus ir tada tą energiją jūs galite įdarbinti ir leisti tai energijai sukurti kažką gražaus jūsų gyvenime ir atnešti jums gausą.
Dar čia noriu paminėti, kad kitos moteris, matau, eina į šokius ir yra tokia teorija, kad judinant klubus, ten purtant irgi išlaisvės energija. Tai iš esmės, ką verta žinoti apie šokius, kad jums teikia tai malonumą, tai iš malonumo gyventi gerai, kad ta energija suktųsi, tačiau jeigu norite, kad potencialas didėtų ir jaučiat, ar ne, kad ten šokat, krūtinat ir nieks nesikeičia ir tarytum, nieko aš ir nesukuriu, tarytum pritrūksta energijos ar potencialo kažkam užgimdyti, tai pradėkite dirbti ir energetiniam lygmenį. Tai va tiek norėjau pasidalinti, kaip klubai susiję tiesiogiai su gausa. Ir čia verta pasakyti su visapusiška gausa ir su santykiu. Tad labai kviečiu kiekvieną pasižiūrėti į klubus iš kitos pusės ir pradėti praktikuoti ir meditaciją, ir paleidimus, ir klubų jogą, nes tai atneš jum tai, ko trokštat.